Paaiškinta buvo, kas yra šarėlė. Pasirodo, tai yra 0,72 statybininkams. Šarėlė. Ryte, ypač dabar, kai jau pasukom laikrodį į priekį, reikia būti labai atsargiems. Vienas netaisyklingas judesys ir tu jau vėl miegi. Teisingai. Geras. Dar toks praktiškas anekdotas. SMS. Brangusis, aš bare su draugėmis. Baigiu gerti paskutinę taurę vyno. Būsiu namie už 30 minučių. Jeigu aš nebūsiu už 30 minučių, perskaityk SMS dar kartą. Super. Čia visiems galima naudotis, ir vyrams, ir moterims. Juokas ilgina gyvenimą. Juokas teisme ilgina terminą. Vyras su draugai žaidė kortomis ilgai, žodžiu, 5 valandą ryto jau į kambarį ir butą įsiveržė žmona, su rinksmai sako, ar ilgai dar tęsiu šis bardakas mano namuose? Nu, patilėk, brangioji, jau nebe tavo. Ryte gydytojų vizitacija, visi eina, pasitarimas, konsiliumas. Žmogelis vienas taip toks prieš tai sunkokai sirgęs, sako, daktarė, žinokit, kažkaip man taip gera, žinokit, žinokit, fantastika kažkokia. Gydytis taip sako, o jie tau, atsiprašom, man atrodo, lašelinę sumaišėm. Dar vienas crazy anekdotas, čia juoktis nebūtina. Sako, kad Mendelejevas savo periodinių elementų lentelę susapnavo. Ir prisisapnavo kartą nuoga mergina Mendelejevui. Gal ir gerai pagalvoja Mendelejevas, kad kažkokios tai lentelės naktimis sapnuojasi. Kas čia dabar? Nesupratau. Čia toks, kur pamastymui, aš dar nesupratau, bet po kurio laiko pabandysiu. Sako, susiginčiam su žmona, kas namuose yra viršininkas, kas yra pats svarbiausias, Kuris čia yra galva? Į gyvatę pasakė, kad galva yra tas, kuris šiukšles išneša. Geras. O dar vienas apie suvokimo greitį, kaip tik po to mano anekdotą. Įdomus dalykas, sako, garso ir suvokimo toks greitis yra. Tėvai kažką pasako, kai būni 20, o išgirsti sulaukęs tik 40. Gerai, ačiū Jums už pagalbą, šiandien vėl negirdėti anekdotai. Palauk, dar vienas. Paskutinis šitas gal buvo. Jokių problemų. Negalėjau įmaišyti tarp tų prastų. Gerai. Lėlių rankų teatro lėlė padavė lėlininką į teismą, nes lėlininkas eidamas į tualetą nenusimdavo jos nuo rankos.